Sveiki, čia Mero paspirtukai. Ir šiandien keliaujame į nedidelę šventę Pažaislio vienuolyne. Jau seniai norėjau nufilmuoti šitą maršrutą, kadangi visi aplinkiniai sako, kad ten labai gražiai sutvarkyta, bet dar neteko išbandyti. Taigi pažiūrėsim. Kaip matot, šiandien šiek tiek pasipuošęs, kadangi su draugais turim nedidelės iškilmes Pažaislio vienuolyne. Na ir kelias iki ten veda per Petrašiūnus, per labai gražiai ir naujai sutvarkytą kelią. Wow. Kadangi kelias toks geras, tai drąsiai išsitraukiau GoPro lazdą ir vairuosiu vieną ranką. Kai kuriuose vietose padarytos tokios staigios nuokalnės, kad krenti žemyn į duobę, bet taip švelniai, kad net kutena pilvą. Čia jau gana seniai baigė remontuoti, net keista, kad iki šiol neteko važiuoti. Ką norėjau parodyti, tai netgi atrodo tokie nedideli atsikišimai asfalto, kurių galima kaip ir nuolydžių nedaryti, bet vis tiek padaryta. Šaunuoliai. Šaunuoliai. Na, įdomu, kiek čia tęsis šitas kelias. Kažkada jisai turėtų pasibaigti. Ar nereikėtų man persikelti į vieną pusę? Tai ir pasiekėm Kauno marias. Wow, kaip čia gražu. Kągi, labai greitai pasiekėm Pažaislio vienuolyną. Dabar beliko smagiai pasisėdėti su draugais. Na ir važiuosim atgal. Čia tai dangus, pažiūrėkit. Čia tai dangus. Alėją atvažiavom, alėją išvažiuojam. Mūsų šventė baigėsi, su draugais pasibuvom, su bičiuliais pabendravom. Dabar namo. Wow, koks saulėlydis. Eik tu savo. Na, tokio dangaus neatsimenu. Pasaka. Ir taip šilta, lietus lyja, bet kažkaip neįimu į galvą, labai smagu. Jūs tik pažiūrėkit, koks gražus saulėlydis, šakės. Dangus violetinis, oranžinis. Na ką, darysim vėl video, kaip važiuoti per balas ir likti sausam. Batai kol kas sausutėliai. Beje, aš važiuoju kita Masiulio gatvės pusė, kuri irgi nepriekaištingai sutvarkyta, nuolydžiai puikus. Bet Pramonės prospekte taip ir sakiau, kad pafalšyvinta tenais. Čia va padaryta idealiai. Čia va reikėtų pasimokyti. Toks vaizdas, kad gaisras dega ten. Petrašiūnais važiuoti, wow, kelias nuostabus. Čia tas pats, kas Juozapavičiaus prospektas, tik tai paturbintas.
Žiauriai fainai. Nebūtų lietaus, na, nelabai jisai maišo, bet iš vis būtų kaifas. Na ką, beliko užkilti į kalną. Nors važiuoju per balas ir per lietų, mano batai vis dar sausi. Šito kalno nuolydis gana juokingas, įveiksim gana lengvai. Kalną jau įveikėme, kaip ir maniau, nuokalnė tikrai labai lengva. Žemyn taip pat leistis patiko, buvo labai greita. Petrašiūnai, wow, nustebino. Su šiuo gražiu saulėlydžiu atsisveikinsiu. Važiuokit saugiai, iki.